Sveiki, bičiuliai, malonu man vėl su jumis neakivaizdžiai bendrauti. Ir šį kartą aš siūlau jums specialų reportažą iš Tailando, iš sostinės Bankoko, Bajoke Sky Hotel. Tiesą sakant, šiandien jau turėjau būti visai kitur, Kambodžoje, ir turėjau autobuso bilietą, bet autobusų kompanija atšaukė reisą, motyvuodama neramumais pasienyje Kambodžos ir Tailando. Iš tikrųjų, įvyko susišaudymas, žuvo žmogus, Kambodžos kareivis. Ten yra konfliktas dėl vadinamo smaragdinio trikampio, kuri yra neutrali teritorija. Ir žinoma, aš nelabai žinojau, kad yra toks konfliktas, kad galimi tokie dalykai. Nors man Kambodžos vizą, net nurodžius per kokį punktą keliausiu, Kambodža mielai išdavė, nors tas punktas buvo uždarytas. Taip kad esu įstrigęs aš Bankoke, kreipiausi į ministrę, kad atsiųstų Spartaną ir gelbėtų mane, bet kol kas atsakymo negavau, tai laukiu. O šiaip leidžiu laiką Bankoke, nors tai buvo neplanuota, bet iš tikrųjų verta gyventi, būti čia. Beje, Lietuvoje man draugai sako, kad jie nieko negirdėjo apie Tailando ir Kambodžos konfliktą. Na tai turbūt nenuostabu. Tai nėra ta tema, kuria Lietuvoje domimasi ir apie kurią rašytų bent mažom žinutėm žiniasklaida. Ir, be kita ko, turbūt įvairių susidūrimų, konfliktų pasaulyje yra daug. O Bankokas, puikus miestas. Noriu iškart pasakyti, kad matyt jūs visi jau esate buvę čia. Aš galbūt esu paskutinis turistas čia apsilankęs, bet drįstu pateikti jums savo keletą pastebėjimų. Juo labiau, kad, kaip pastebėjote už manęs, fonas Bankoko panoramas sukasi ir aš, kol kalbėsiu, jūs galėsite pamatyti visą Bankoką ir gal net ir ne vieną kartą. Bankokas pasižymi beje tuo, kad čia yra geriausias pasaulyje gatvės maistas. Tiesa, kai kas girdėjau, kad nepasitikė šito gatvės maistu ir išgeria kažkiek tai degtinės prieš valgydami. Galiu iškart įspėti, kad tai nėra mediciniškai pagrįsta praktika, nors galbūt iš visų prietarų gal ir tai yra maloniausias. Bet kad tai yra geriausias maistas, tai galiu patvirtinti. Ir tikrai yra jo didžiulė įvairovė. Ir jeigu jūs renkatės pačiame centre, tose jau prabangiose vietose, kad ir pigų tą gatvės maistą, tai matyt, jo kokybė nekelia jokių abejonių. Na, o kalbant apie Tailandą, tai matyt, reikėtų pradėti nuo karaliaus. Tai yra didžiausia vertinama ir gerbiama asmenybė. Ir aš be abejo labai mažai žinojau apie karalių. Galbūt tik tai buvau atkreipęs dėmesį, kad garsus kompozitorius Osvaldas Balakauskas gyveno turbūt Tailande ir jo sūnus yra vedęs tailandietę, o tos tailandietės tėvas yra grojęs muzikiniam kolektyve su buvusiam Tailando karalium. Tai iš tikrųjų yra didžiulis dalykas būti karaliaus draugu ar pažinoti jį, nes karalius yra be galo garbinama asmenybė. Šiuo metu valdo 10-asis Rama ir tai yra tiesioginė dinastija. Nuo pat 18 amžiaus pabaigos, kai ši valstybė atsirado, kažkada jinai vadinosi Siamas. Ir kai
Rama IX, prieš tai buvęs karalius, mirė. Tai vyko 2017 metais. Metai buvo skirti atsisveikinti su juo kūnu. 12 milijonų žmonių dalyvavo atsisveikinime ir buvo labai didelės iškilmės. Ir mes muziejuje matėme karietą, kuria palydimos urnos. Būtent urnos, nes Tailande yra paprotys, kad visi žmonės ir karaliai, ir paprasti žmonės visada yra deginami. Dabartinis karalius, Rama X, visas miestas yra papuoštas jo portretais ir jisai garbinimu prilyginamas Budai ir kitiems dievams. Ant visų banknotų matome jo atvaizdą, kuris yra visur jaunas, maždaug 30, gal 30 kelių metų ir aišku sunkoka tą suprast, kai sužinai, kad jisai jau tuoj švęs 73 gimtadienį. Šiuo metu gyvena su 4 žmona. Prieš tai buvo asmens jo sargybinė. Tai iš to galim daryti išvadą, kad karalius gali vesti ir nekilmingus asmenis, nekilmingos kilmės moteris ir kitos moterys irgi buvo nekilmingos. Beje, jo vedybų ir skyrybų istorijos sudėtingos. 4 savo vaikų jisai iš pirmosios santuokos net neįleidžia į Tailandą, nors iš tos pačios santuokos dukterį pasikvietė ir padarė princesę. Kitas yra įdomus dalykas susijęs su Tailando karalium, kad jisai turi sugulovės oficialiai. Wikipedijoje rašo apie vieną sugulovę, bet čia vietiniai gyventojai sako, kad jų yra kelios, kurios kartais ir pasirodo kartu ir su žmona. Pasirodo, kad pagal karalių dinastijos taisyklės karaliai turi tokią teisę, nors Tailandas yra budistinė valstybė ir čia, žinoma, daugpatystė nėra įteisinta, bet karaliui tai yra įmanoma. Jisai mėgsta Vokietiją ir kilo net ir klausimų, kad dar būdamas ne karaliumi, ilgą laiką gyveno Vokietijoje, yra baigęs Australijos karinę mokyklą ir dabar dar laisvalaikį dažnai leidžia Bavarijoje. Bet šiaip dar kartą pakartosiu, yra labai gerbiamas žmogus. Tailandiečiai sako, kad mėgsta apie jį pakalbėti, gal net ir pakritikuoti, bet viešai kritikuoti jo negalima. Nežinau, ar yra už ką jį kritikuoti, nes jisai irgi daugiau yra simbolinis, nedalyvauja tiesiogiai politikoje, bet be abejo, kur kas labiau pastebimas ir kur kas labiau gerbiamas negu ten Jungtinės karalystės arba bet kurios kitos Europos šalies monarchas. O šiaip Tailandas yra visiškai budistinė valstybė. 90 turbūt ar 5 ar dar daugiau procentų yra budistai. Šalis yra 70 milijonų gyventojų. Didžiulė valstybė, yra šimtai šventyklų budistinių. Daugelį jų matėme, kaip ir karalių rūmus istorinius, kuriuose dabar tiesa negyvena karaliai. Jie yra nuostabus. Žinoma, ta architektūra ir tas grožis yra kitoks negu europietiškas, bet yra viskas padengta auksu, be galo daug yra filigraninių ornamentų, labai įdomi architektūra, kuri iš dalies yra tailandietiška, iš dalies yra khmerų
paveldo, tokios stupos tipiškos khmerų ir šventyklos yra viena už kitą gražesnės. Matėme gulintį Budą 46 metrų aukščio, yra sėdintis Buda 70 metrų aukščio, yra smaragdinis Buda, yra nefritinis Buda ir tikrai pataikėme per garsias budistinės šventes. Tai šiais metais buvo Liepos 10, kai renkasi į šventyklą žmonės, jie neša lotoso žiedus, smilkalus, gėles ir aukoja dievams Budai. Įdomus dalykas, kad čia, žinoma, apsilankydamas tokioj šaly, supranti, kad budizmas tai nėra tik tai šiaip žodžiai, tai yra galinga religija, nors, kaip kažkada, man atrodo, ir popiežius pasakė, kad tai religija yra be Dievo. Ji persipinus yra ir ypatingai su hinduizmo religija ir formalių skirtumų yra daug, bet esminių skirtumų tai ne tiek daug ir vienas turbūt pagrindinių yra tas, kad hinduizmas laiko, kad yra atmanas, dvasia, tai yra tarsi vienas toks dievas, kuris yra pats svarbiausias, o Buda yra patyręs, kad yra tuštuma ir karmos dėsnis vyksta, bet jis vyksta automatiškai už gerus darbus. Žmonės keliauja ir įsikūnija po mirties į geresnės būtybės, jeigu blogais darbais susijima, tai įprastesnės būtybės, bet tai vyksta be Dievo įsikišimo. O hinduizme be abejo dievai egzistuoja, jie yra galingi, jie kuria pasaulį, jie griauna pasaulį, jie yra nemirtingi, visagaliai. Įdomu, kad budizme irgi yra tie patys dievai ir čia netgi yra budistinis ir Indros šventykla yra ir Arūnos, tai yra aušros šventykla, bet budizme jie laikomi, kad tai yra, jie yra irgi mirtingi, jie patiria nesėkmes, tai yra tokios daugiau dvasios, tokie daugiau demonai, dievybės ir beje kartu su budizmu čia tokios įvairios praktikos, man sunku pasakyti, atrodo, jos nėra labai reglamentuotos, bet tikima įvairiomis dvasiomis, daiktų dvasiomis, irgi medžių dvasiomis. Yra net specialūs altorėliai, kuriuose galima aukoti, pavyzdžiui, limonado buteliuką ar vandens buteliuką šitoms dvasiams, ar kažkokį tai maistą. Tai yra visiškai priimtina. Aišku, tailandiečiai turi savo vaizdavimo kanonus ir jų Buda turi užnišą tokį nušvitimo simbolį, kuris virš viršugalvio kaip ugnies toksai stulpelis kyla. Ir nors tailandiečiai išpažįsta vadinamąją Teravados budizmo tradiciją, kuris skiriasi nuo kitos Mahajanos tradicijos, kurią aš būdamas paauglys daugiau studijavau. Mahajana budizmas daugiau paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Tibete, ten jo atmaina Mahajanos budizmo. Teravados budizmas, jį perėmė Tailandas iš Šri Lankos ir čia daugiau šiame regione paplitęs, tai yra Laosas, Kambodža, Birma, kitos šalys, jos daugiau Teravados budizme. Teravados budizmas laiko, kad Buda tai yra tiesiog žmogus, Buda buvo išminčius ir galbūt jisai toksai paprastas, nors vaizduojamas jisai labai pagarbiai.
kaip išminčius, kaip didelis valdovas, ir čia yra daug įvairių pasakojimų, be abejo, kurie vėlgi primena kai ką, kad jis ten buvo ir gundomas, ir gražios moterys įgundė, o jisai, kaip sakant, savo išmintį skleidė karaliams. O Mahajanos budizmas tai daugiau toks filosofinis, kosminis, kad yra daug būdų, jie gyvena kosmose. Ir kita vertus, nors jie tikrai yra tokie labai dieviški, bet yra tokie linksmi, kai kurie atsigulę, tokie storapilviai, budos, kinietiški. Tai čia, žinokit, jie yra ne tailandietiški budos. Bet aš, aišku, paklausiau vietinių gyventojų, kaip jie vertina Mahajanos budizmą, ar jie gali eiti į tas kitas šventyklas ir kitokiam būdai atnašauti. Tai sakė, kad jokių problemų jie nemato. Ir šiaip, kadangi čia yra Tailande ir Bankoke ir kinietiško budizmo šventovės, tikrai irgi užėjau į tokią šventovę, tai tikrai matosi, kad viskas yra kitaip kažkaip, tai, bet yra tas pats budizmas. Be abejo, Tailandas, kaip sakau, turi garbingą istoriją. Raštas jau kilęs nuo 13 amžiaus ir yra savotiškas raštas, laikoma, kad tai yra abėcėlė, 44 priebalsės, 20 balsių, bet ir dar daugiau yra įvairių ženklų. Žodžiai yra daugiausia vienskiemeniai, intonacija turbūt panaši kaip daugelio rytietiškų Azijos šalių, šiek tiek primena kinų, bet aišku, kalba yra visiškai kitokia. Panaši su laoso kalba, jie gali ir susikalbėti, bet rašyba sudėtinga ir įdomu tai, kad jie taip rašo labai ilga ta eilutė, nežinau, ar jie į sakinį vieną rašo ar kaip, bet be tarpų daug tų yra ženklų. O šiaip, jeigu priebalsės rašo ir kaip aiškinama ir galima paskaityti ir nėra jokios balsės, tai atsiranda balsiai A, o jeigu balsė, tai jinai rašoma kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje. Tai vienu žodžiu formaliai yra abėcėlė, o iš tikrųjų tai yra daug sudėtingesnė rašmenų sistema ir tai be abejo turi tam tikrų pasekmių. Viena iš tokių pasekmių tai yra kaip ir daugelyje šalių, kaip ir Kinijoje, Japonijoje, nėra tokio aiškaus standarto, kaip pervesti į lotynų šriftą ir gali būti kelios išraiškos, transliteracijos ir tai aišku be abejo klaidina, o dar jeigu įsitelpia kiti apibūdinimai, tai gaunasi išvis labai sudėtinga ta situacija ir yra oficialus standartas, bet jis turi vieną problemą perkeitimo į lotyniškus rašmenis, kad jis yra pagrįstas ne raidžių perkelimo, tarimo. Taigi automatiško transkribavimo nėra ir ta situacija lieka skirtinga, nes rašyba paprasčiausia netitinka irgi tarimo, dėl to kyla daugelis problemų. Šiaip apžiūrėjome nacionalinį muziejų, kurį irgi verta pamatyti. Ten daug yra kultūros lobių, būtent ir rašmenų, kurie surandami iš 13-14 amžiaus, yra iškalti akmenyse. Taip pat Ajotala, senoji Tibeto sostinė, nuolat kovojo su Birma. Ir ilgą laiką buvo Siamas pavergtas. Siamas tai yra tradicinis Tailando vardas, buvo vasalas, galų gale 16 amžiui išsivadavo, tapo savarankiška, pastatė nuostabią sostinę,
bet kelių šimtų metų trukmės karai nesiliovė ir vis dėlto 1767 metais įvyko antpuolis ir Birma visiškai sulygino su žeme. Ajotalą, labai gražų miestą, mat buvo Siamas atradęs aukso kasyklas, buvo visos didžiulės milžiniškos šventyklos padengtos auksu ir daugybė aukso buvo saugoma. Sostinė buvo nuniokota ir 90 metų žmonės nesugrįžo į ją. Aišku, auksas visas buvo išgabentas. Deja, pražuvo ir dalis budistinių raštų. Bet vėliau, nuo 18 amžiaus, sostinė buvo perkelta į Bankoką. Ir vėliau Tailandas, sakyčiau, permainingai užimdavo poziciją tarptautinėje rinkoje. Beje, kai buvome ir karalių rūmuose, ir muziejuje, ten yra tokios tulos milžiniško varpo dydžio statiniai, 70 metrų aukščio, pastatyti pirmiesiems 4 karaliams Ramams ir apibūdinta kiekvieno Ramos veikla, jo indėlis. O žinot, kas tai yra apibūdinimas istorinis? Istorinis apibūdinimas tai yra įvertinimas dabarties, ko mes tikimės iš dabarties. Tai tų Ramų indėlis yra apibūdintas, kiek jie įnešė indėlį į mokslą, į prekybą, į ryšius su Europa, kiek perėmė europietiškos kultūros. Na, iš to galim padaryti vieną išvadą, kad matyt Tailandui ir šiuo metu yra tai svarbu. Pirmajam pasauliniam kare Tailandas iš pradžių užėmė neutralią poziciją, tačiau vėliau pasiuntė 1200 karių kovoti sąjungininkų, tai yra Prancūzijos pusėje, ir dėl to labai sėkmingai po to persiderėjo sutartis. Ir istoriškai žvelgiant, Tailandas yra vienintelė Pietryčių Azijos valstybė nepatyrusi kolonializmo. Aišku, šiek tiek buvo naudingas tas kolonializmo laikotarpis, nes ir Birma, ir kitos kaimyninės valstybės gerokai aprimo, negrasino Tailandui, o pats Tailandas sugebėjo išlaikyti nepriklausomybę. Deja, antrajam pasauliniam kare tapo Japonijos sąjungininku. Apie tai Tailandas daug nekalba, bet tai jau nebuvo taip sėkminga. Šaltojo karo metu vėlgi užėmė teisingą poziciją, buvo arši antikomunistinė valstybė. Nežinau, galbūt tai turėjo įtakos ir beprotiškas režimas Kambodžoje, tai yra raudonųjų khmerų siautėjimas. Na, matyt, įsivaizduoju, kad Tailandas nelabai norėjo pasiekti raudonųjų khmerų keliu. Taip, kad ir šiuo metu Tailandas oficialiai paskelbė, kad yra daugmaž neutralus Rusijos-Ukrainos konflikte. Ką reiškia daugmaž neutralus? Vis dėlto tiekė $600 000 vertės pagalba Ukrainai. Kai vyksta balsavimai Jungtinėse tautose, parėmė kelias rezoliucijas, kurios smerkia karą ir smerkia Rusijos invaziją, bet kitas rezoliucijas, dėl kitų rezoliucijų buvo neutralus, susilaikė. Ir oficialiai, aišku, tikrai neremia karo, bet iš kitos pusės priima ir Rusijos turistus, kurie čia yra sveikinami, ir nemažai čia rusų emigrantų yra. Kas įvyko gegužės pabaigoje
Kambodžos ir Tailando pasienyje. Tai yra senas ginčas tarp Kambodžos ir Tailando. Kambodža ir tie khmerai, jie turėjo istoriškai labai turtingą kultūrinį paveldą. Ir dabar Kambodža teigia, kad Tailandas iš dalies nukopijavo arba perėmė be autorinių teisių dalį khmerų palikimo, kas yra tiesa. Ir dabar atseit jie nepripažįsta to, o Tailandas neigia tokią įtaką dažnai arba jos pakankamai linkęs neįvertinti ir skaudžiai pergyvena, kad pavyzdžiui viena labai garsi šventykla, kuri yra pasienyje, vis dėlto pripažįstama tarptautinio teismo, kad tai yra Kambodžos teritorija ir į jungtinių tautų paveldo sąrašą įtraukta kaip Kambodžos teritorija, bet Tailandas nenori su tuo susitaikyti. Bet siena nubrėžta pagal kolonijinius prancūziškus žemėlapius tarp šalių, kurių Tailandas irgi ne visai pripažįsta. Galų gale šalys susitarė, kad 12 kvadratinių kilometrų plotas yra niekieno žemė. Tai va dėl tos niekieno žemės ir vyksta konfliktai. Įvyko susišaudymas. Vienas Kambodžos karys žuvo ir ministrė pirmininkė mėgino išspręsti šitą konfliktą. Ji paskambino buvusiam Kambodžos ministrui pirmininkui, kuris buvo jos tėvo buvusio ministro pirmininko draugas ir pakalbėjo, be kita ko pasakė, kad žinot, gal jūs per daug nekreipkite dėmesio, mes tikrai Tailandas norim taikos. Čia yra mūsų kariuomenės vadas, jis toks nepasvertai elgėsi ir kvailokai elgėsi, taip kad tikrai reikia šitą konfliktą užglaistyti, bet šitas pokalbis atsirado internete, pasirodo, kad pats Kambodžos buvęs ministras pirmininkas, kuris yra dabar senato pirmininkas, jį įrašė ir paskelbė, nes ten Kambodžoje irgi artinasi rinkimai ir panaudojo tą pokalbį politiniams tikslams, o Tailande šitas paviešintas pokalbis sukėlė milžinišką skandalą. Ministrė pirmininkė, beje, 38 metų ministrė pirmininkė Payatongtarn Shinawatra. Na, atrodo, kad puiku, moteris, ministrė pirmininkė, bet yra vienas niuansas toksai, kad jos tėvas buvo ministras pirmininkas, jos dėdė buvo ministras pirmininkas ir jos teta buvo ministrė pirmininkė. Taip kad nežinau, koks čia būtent jos yra nuopelnas, kad jinai ministrė pirmininkė, bet paviešinus tą pokalbį, kad jinai labai nepagarbiai kalbėjo apie gerbiamą matyt kariuomenės vadą, kilo milžiniškas pasipiktinimas ir birželio pabaigoje buvo netgi 20 000 demonstracijos, kurios reikalavo vyriausybės atsistatydinimo. Vyriausybė yra trapi, 10 yra partijų joje, bet vis tiek yra gana trapi dauguma. Galų gale Konstitucinis teismas ją nušalino nuo pareigų. Buvo sudaryta ta pati tų pačių politinių partijų vyriausybė, ji paskirta ministre, viena iš ministrių, bet jau ne ministrė pirmininkė. Bet šitas konfliktas dar tęsiasi ir, kaip minėjau, autobusais negali nuvažiuoti, nors tikrai labai norėjau pamatyti Angkor Watą. Šalis, Tailandas, šiaip atrodo, pažiūrėjus, tikrai, kad tai nėra kažkokia tai diktatūra. Kaip matote, nes liaudies reikalavimas gali atsistatydinti ministras pirmininkas, nors visur pabrėžiama, kad vis dėlto kariškiai nepriimtinai daug turi įtakos valstybės valdyme
pagal demokratijos reitingus tikrai šalis irgi neblizga, nors šiaip tikrai nėra uždara, kaip sakant, vaikštant gatvėse tikrai čia niekas tavęs nestumdo, gali įeiti į karaliaus rūmus, daugelis karališkų daiktų, karališkų rūmų yra atidaryta, gali pamatyti kambarius, daiktus karališkus ir tikrai nedarome iš to jokių problemų, yra atviros šventyklos, kuriuose yra centrai budizmo, irgi visi gali užeiti, atviri rūmai, atviri miesto kvartalai, nėra čia uždaryta ir gali vaikščiot ir jaustis laisvai. Taip, kad mano tradicinis pusvalandis, matau, jau ir baigėsi. Ačiū Jums ir galbūt susitiksime dar Tailande, o galbūt jau Lietuvoje, kur, kiek suprantu, įdomių politinių įvykių nestinga. Iki, viso gero.